Sveiki sugrįžę. Trumpas toliau siaučia. Tikriausiai tokios prūsiškos administracijos Amerikos istorijoje dar nebuvo. O mes tikriausiai turim susitaikyti su tuo, kad gynyba yra mūsų pačių reikalas, bent jau be Amerikos. Ir kiekvienas gali prie to prisidėti. Tai toliau konstruojam dronus. Dabar truputį perėsim prie konkretesnių dalykų. Valdiklio operacinės sistemos, galima taip tikriausiai sakyti, rašymo ir basic dalykų, ką reikėtų daryti. Čia pradžiai su valdikliu, pirmas videos, kas bus su valdikliu, o po to jau jo nustatymai ir tolesnis dronų konstravimas. Atėjo valdiklis, FC čia modelis yra, F405VT, o čia dar yra su Wi-Fi ir LRS naujas variantas, nes tokio daręs programavęs, su juo dronų kūręs, tai gali būti, kad ir neišeis, ta prasme, reikės perėti prie senų valdiklių, bet aš manau, kad turėtų išeiti, žinot, gal truputį bus problematiška pajungti prie siųstuvo imtuvo, bet turėtų viskas išeiti. Tai gerai, pradžią atidarom. Pažiūrėjom, kas viduje. Kaip matot, Meiteko šitie valdikliai ateina nesulituoti, tai pinus reikės sulituoti patiems. Man atrodo, SpeeDB ateina jau viskas paruoštas truputį gerai. Geriau šito vietoj. Dabar čia yra kondensatorius. Jisai užtikrina, vėliau prisilituojasi, užtikrina, kad nebūtų elektros perkryčio, tokių didelių elektros vėjų. Dabar pats valdiklis. Taip, matom dvi antenas. Čia tikriausiai viena yra Wi-Fi, kita LRS. Čia yra USB, per kurį viską ir programinsim. O čia yra pats valdiklis. Tai dabar gavus tokį išėmus iš tos pakuotės, ką daryti? Ar tuos pinus lituoti, ar ką čia bandyti pajungti šitą. Tai pradžiai, kad viskas būtų aišku, kad čia yra geras valdiklis, pradžiai jį susiprogramuojam. Tai instaliuojam operacinę sistemą, galima taip sakyti, jo valdymo sistemą, per kurią mes valdysim visą valdiklį. Nes matot, jeigu pradėsim iš karto lituoti tos pinus, gali būti, kad kažkokį tai komponentą pažeisim ir po to neaišku, neužsiflešins šitą sistemą. Neaišku bus, ar čia gamyklinis brokas, ar čia mes kažką blogai padarėm. Ir tiesiog išėmėm iš maišelio, iš pakuotės. Ir pradžioj pažiūrim, ar jisai veikia, tai reiškia suflešinam šitą jo operacinę sistemą. Tai kaip dabar jį užflešinti, iš kur tą sistemą gauti ir ką čia toliau daryti? Pradžioj, number one, susiraskit laidą USB, kuris perduotų informaciją, ne tik atkrautų, bet informaciją. Čia dažnai yra klaida ir dažnai ir pats buvau pasimovęs, ir kiti pasimauna, ir jau žinant vis tiek pasimauna. Susiraskit laidą, kuris perduoda informaciją. Tai reiškia tokį laidą, su kuriuo galima būtų iš telefono perkelti failus į kompiuterį. Kai susirandam laidą, tada einam ieškoti operacinės sistemos. Einam, ieškom ArduPilot. Taip, ArduPilot. Einam čionai. Čia yra bus užflešintas ArduPilotas į šitą ir visas programavimas valdymas bus per ArduPilot. Dėl pačios ArduPilot sistemos ar tarkim Betaflighto, tai aš naudoju ArduPilot, jis žymiai nepatogesnis, žymiai senesnė vartotojo sąsaja, bet su viską galima padaryti. Jis žymiai geresnis yra autonominėm misijom ir Betaflight yra žymiai patogesnis, žymiai gražesnis, dronam yra pakankamai geras. Bet vienu žodžiu, einam į ArduPilot, aš naudosiu ArduPilot, naudosiu Mission Planner pačią sistemą. Gerai, čia einam į Documentation. Prie Documentation Plane, nes pas mus bus planas. Plane Firmware. Tada eina, žiūrėk, čia visas yra Plane, Copter, Rover, Sub, Blimp. Visokių čia yra, einam į Plane. Einam į Stable. Čia matot, yra visokios versijos, čia einam į Stable tiesiog. Dabar Ctrl F ir įvedam savo šito valdiklio numerį F405 WT. Iš karto rodo, kad tokio nėra. Tada žiūrim Meitek. Būna pasitaiko visokių prikolų. Tarkim, Meitek. Ieškom pagal Meiteko. Kokie yra Meiteko.
F405. F4 can at but shot wing. Gerai, aš nepasižiūrėjau, prieš tai galima pasižiūrėti dokumentaciją pačio Mateco puslapį ir ten parašyta, kokią konfiguraciją šitos programos reikia atsiųsti iš ardupilot.org, šitos svetainės, kad veiktų valdiklis. Čia dar geriau galima tokia truputį nuokrypį padaryti. Mateco F405 Va, einame Mateco System. Ir čia šitam bus visa dokumentacija, labai pas jūs gera dokumentacija, galima viską įsiaiškinti. Ką aš, aišku, YouTube žiūrėdavau irgi, bet iš šitos dokumentacijos tikrai daug galima įsiaiškinti. Čia net galima iš tikriausiai firmwares konkrečiai iš karto nukreips. Mateco, kur čia Mateco Systems. Gerai, ardupilot rašo. Plain beta kažkiek, beta. Beta flight, va, mato, 3 pagrindiniai yra. Mes naudosim ardupilot. Pas mus yra VTE ardupilot. Tai pas mus Mateco F405TE. Grįžtam į savo nuostabę šitą. Ir reiškia, kad mums reikia va šitą būtent įsiinstaliuoti. Tai einam į TE. Dabar iš šitų visų pasiemam BL-hex. Oba. Į desktopą įsisaugojam. Gerai, ją turim, kas toliau, kai mums ją užflešim. Einam į Mission Planner atsisiųsti. Mission Planner ardupilot Mission Planner Home. Tai va, į nemokama programa yra. Installing. Download the latest Mission Planner from here. Tai va, tai vienu žodžiu atsisiųsit, įsiinstaliuosit, tikrai paprasta, yra visas etapas, next, nieko sudėtingo. Bet su Mission Planneriu pačiu neišeina užflešinti šitą firmware. Dėl to mums reikia dar vienos programos vien užflešinimui, tai yra vien instaliavimui, mums reikia kitos programos. Ta kita programa yra iNav Configurator. iNav Configurator lygiai taip pat atsisiųsit irgi ten, įsigūglinsit internete, iNav Configurator ir susinstaliuosit irgi ten next, tikrai paprastas instaliavimas. Grįžtam prie valdiklio. Turim valdiklį, turim USB portą, įkišu, pas man biškitas trumpas laidas, neišės čia. Nors, kameros, va, parodyti, kaip įkišti USB portą, irgi sudėtinga operacija. Bum, iškart girdim garsus, iškart visokios lemputės pradedame apsėti. Firmware flasher yra. Bum, spaudžiam. Čia šiaip auto select target galima pasakyti, aš visą laiką imu pats, čia buvo TE pas mus, 405 TE, 405, full chip arrays uždėta, load local. Tai dabar mes pasiemam tą local, kur mes atsisiuntėm, įsiinstaliavom desktopę, arduplain hex with BL hex, open ir flash firmware. Boom, erasing. Ir flashina. Tai čia yra, atrodo, viskas paprasta. Pirmą kartą man tai užtruko apie 4 valandas padaryti. Nes man tiesiog nesiflashino. Kodėl nesiflashino? Nežinau, reikia googlinti. Šitam hobiui reikia nemažai kantrybės. Ypač pradžiai, kai kažkas nors nesiseka, reikia daug kantrybės siekiant išsiaiškinti, kodėl taip yra. Nes atrodo, visiems viskas veikia gerai, man kažkodėl neveikia, nežinau ką daryti ir kaip programinį nemoki, tavo darbas nesusijęs visiškai su elektronika, su nieko, gaunasi milžiniška frustracija visur, bet svarbiausia nepasiduoti. Tai va, tai esmė tokia, kad yra kelios problemos. Mano kokia buvo problema, tai kad pas mane driverį kompe nebuvo, ar kompe, ar šitam programming successful, viskas ok. Tai dabar tęsiant temą dėl tų problemų, kokios gali būti. Tai pagrindinė problema buvo driveriai. Tam, kad tą driverio problemą išspręsti, yra kelios programos. Viena iš jų yra tokia Zadig. Aš atsisančiau Zadig exe ir ten įsiinstaliavau ją. Per ją galima keisti driverius pačiam šitam kontroleriui. Instaliuoti driverius, kurie yra STM32, aš nežinau programiškai kaip ten yra, bet vienu žodžiu, jinai sutvarko šitą problemą. Tai atsisiunčia Zadig, atsisiunčia tą, bet aš iš kitos pusės nežinau, ar čia buvo dėl to, kad, pavyzdžiui, mano pirmasis kompas buvo 2017 metų, tikrai senas. Ir jame nebuvo gal šitų driverių, jis gal buvo per senas šitiem driveriam.
dabartinį, pavyzdžiui, dabar ant naujesnio kompo darau, tai visiškai nėra tos problemos driverių. Ir va šitas, iš karto matot, be jokio driverių instaliavimo iš karto susinstaliavo. Viskas tvarkoja. Tai jeigu jūs gal ant senesnio kompo darysit, tai tokia problema driverių gali iškilti. Mano tokia teorija. Aš nežinau, ar iš tikrųjų tai yra nuo kompo senumo priklauso, bet man, pavyzdžiui, tai visiškai naujesnį kompą dabar pasijungia, matot, iš karto be jokių zadygų, be nieko įsiinstaliavo. Tai turėkit omeny šitą problemą. Gerai, problema tokia, jinai su zadyg įsisprendžia, ZADIG. Turime įsirašę šitą, įsiinstaliavom, atrodo kažkas supipsėjo, kažkas sumirksėjo, kaip dabar patikrinti ar veikia. Atsidarom savo Mission Plannerį. Taip, turim pasaulį. Pajungiam per USB savo šitą kontrolerį. Ir dabar čianai šone dešiniai pusėje turėtų būti COM portas. Va, Standard over Bluetooth link, jau matot, čia atpažįsta. Tai reiškia, kad atpažįsta šitą mūsų kontrolerį. Tik aš dabar nežinau, kuris, šiaip bet kokį pasirinkus viskas gerai būna. Ar the pilot, over Bluetooth. Nu tai tarkim mes ne over Bluetooth, kadangi tai imam šitą COM 5 ir connect. Opa, matot, susiconnectina, trying to connect, nu, čia biškį ilgiau užtrunka. Gerai, dabar žiūrim, jeigu aš pajudinsiu, turėtų pradėti judėti va šitas. O, juda, labai puikiai viskas pavyko, be didesnių, kaip sakant, perturbacijų. Čia jau kai kokį 5 šitą kontrolerį instaliuoji, taip būna, kad jau pavyksta. Dabar galima tiesiog trumpai apžvelgti, ką reiškia va šitie visi disarmed. Tai disarmed reiškia, kad variklis neužarmintas, kad jisai yra neužtaisytas. Tai reiškia, kad jeigu jūs paspausit gazą, jisai nesisuks. Pre-arm, waiting for RC. Čia yra tokie perspėjimai informaciniai, ko jisai laukia, kad būtų galima jį aktyvuoti, arminti galima sakyti. Rašau ready to arm, nes waiting for RC, tai reiškia laukia radio pulto. Čia matot bateriją, nu čia nelabai yra tikslinės, pas mus nuo USB pajungta, čia GPS, no GPS, po to pajungsim GPS, bus rodė šiandien mūsų vietas. Čia dar yra Attitude Agent Settings, jūs galite pasikeisti. Aš juos disablinęs esu, nes jie gan stipriai uždengia tavo teritoriją. Bet jie gerai, kad, pavyzdžiui, jeigu kažkur tai netoli Šiaulių arba Palangos airportai, yra tokie mažiukai airportai, kur net nežinai, Palangos tai aišku žinai, bet yra mažesni tokie, kur visokie parasparniai leidžiasi, skrenda, tai kad jų netrikdyti veiklos, tai bent jau prieš skrendant kažkur tai gerai įsijungti, pasižiūrėti, ar nėra tik kažkokių teoruos. Tai va, ką galim padaryti, iš tikrųjų, tai setupinti, sukalibruoti, ką negalim, bet ką reiktų padaryti, kol jisai nėra įdėtas į lėktuvą, jį žymiai patogiau yra vartyti, setupinti ir visai kitaip nustatinėti tą. Dabar taip, kur yra jo priekis, jo galas? Va, čia matot yra rodiklėlė ir čia reiškia, kad jisai turėtų skristi va taip, tai yra jo priekis. Jį galima pakeisti, visai įdėti kaip nori, bet tada turi pakeisti atitinkamai jo nustatymus ir Mission Plannerį. Tai reiškia, kad defaultos jisai turėtų būti taip ir skristi taip. Jeigu jūs iš šitą nekreipsite rodiklėlę dėmesio, įdėsit taip, jums automatiškai jisai blogai skris, jisai nepalaikys, jisai nestabilizuos, jį 100% sudaužysit jį. Tai į tą rodiklėlę atkreipkite dėmesį, nepakankamai svarbi. Man palauk. Mandatory accelerometer calibrations. Gerai, calibrate axle. Please place vehicle level. Tai reiškia, padėkit tiesiai. Tipo lygiai. Ok. Please place vehicle left. Taip, atsižvelgiant į tai, kad dabar yra šitas rodiklėlė taip, tai left būtų taip. Per daug nežiūrim, kad būtų čia labai jau tiksliai, aišku, tiksliai yra svarbu, kad jisai, kai paspaudžiam, jisai nejudėtų. Tai dabar taip, rašo right į dešinę. Tai va, right. Nose down, į apačią nosį. Taip. Nose up, į viršų. On back, taip ant nugaros, taip galim. Calibration successful rašo, viskas ok. Viskas hare, kaip sako.
Gerai, kompasą. Nieko čia per daug nedarom. Čia bus, man atrodo, nežinau, ar šitas turi kompasą, bet mūsų GPS-as turės kompasą. Radio calibrationas irgi nieko nedaro. Servo output. Čia taip pat nieko nedarom. Čia bus mūsų servai, tai yra valdymo mechanizmai. Tie tokie, čia kaip pinus principai sulituosim, tada susijungs tokie vadinami servai. Va tokie. Čia aišku mėlynas šūdinas, bet esmė, kad jie valdo paviršius. Ir su šitais galėsim tada kontroliuoti šituo susidėti. Serial ports. Čia serial portai, GPS čia vėliau šitas bus papildomus. Čia šiaip tai minimaliai aš kažką tai darau šituose. Čia daugiau aš per configą viską konfiguruoju, kurį reikia serial portai, kažkas tai, kur, ta prasme, išoriniai tokie mechanizmukai, tai kaip GPS-as, kaip oro srauto, tarkim, daviklis ESC calibration, tai Electronic Speed Controller, greičio reguliatorių. Per šito niekada nedarau, viską pasidarau per lazdelės flight mode. Čia yra geras dalykas, čia bus mūsų pagrindiniai tie modai, flight by wire, man atrodo, aš dažniausiai naudoju, pas mus po to bus auto, tai autonominė misijom, tai aš žiūriu iš užsienio RTL return to landing. Fail safe'as irgi svarbus dalykas, nors niekada nenaudoju, nors GPS-as yra tam ir naudojamas, kad jisai fail safeintų, kad jisai grįžtų, bet šito dar tiesiog nesu išbandęs. Reikės bandyti, pasidaryti, nes jisai tikrai geras dalykas, tipo jeigu kažkas nutrūks ryšys, praranda kontrolę, tai tada grįžta į pakilimo vietą. Tai va, čia toliau. Visas konfiguravimas iš esmės bus daromas per šitą, per config ir full parameter list. Tai full parameter čia viską galima konfirmuoti, čia milijardas tų parametrų, bet viskas yra konfigūruotina. Kaip sakiau, naudotojo sąsaja yra labai sena, ta prasme, vizualiai yra sena, yra nepatogi, yra nemaloni, tikrai prasta, bet funkcionalumas yra maksimalus. Tai kai įsisavinat šitą sąsają, tikrai yra labai smagu su jie planuotis, yra viskas per Google Maps sudaroma, įmama info. Ir tikrai puikiai programa yra, tik tai, kad labai nesmagu ją yra įsisavinti, išmokti. Tai va, tai pradžiai tiek, kitas video bus apie litavimą tikriausiai, nes dabar matom, kad veikia. Antras žingsnis bus susilituoti visus komponentus ir susilitavus sujungus komponentus, pažiūrėti, kaip jie veikia, ar jie veikia. Ir jau kai turėsim visus sulituotus komponentus, juos galėsim konstruoti į droną ir dėti į droną. Ir po to skristi, aišku. Sėkmės flešinant programas į savo valdiklius ir toliau konstruojant droną.